Drugelio cirkas. Ei, pažvelk. Mes ten važiuosime? O, Semi, negraudink man širdies. Mes esame vienintelis cirkas, kurio tau reikia. Bet ten nėra karuselių. Užsukime, ponė Mendes. Kodėlgi ne? Eime. Gerai, berniukai. Aš noriu pamatyti barzdotą moterį. Mes didžios burtininkės, ateikite, prisėskite. Mes išbursime jums ateitį, mes didžios burtininkės. Aš tave pagausiu, pasivysiu ir pagausiu. Užeikit, ponios ir ponai, pamatysite geriausią mieste išsigimėlių šou. Visi jie čia viduje, užeikite. Užeikite, ponai ir ponios, čia gyvena Lady Lulu. Ponas Pitas Robinsonas, žmogus be galūnių. Užeikite, ponios ir ponai. Geriausias išsigimėlių šou mūsų mieste. Neįtikėtino svorio moteris. Žvėriškas apetitas. Suvalgo visą vištą iškart. Dabar, pažvelkite čia. Žmogus žemėlapis. Savo keliones po pasaulį jis įamžina savo odoje. Nuo galvos iki kojų. O dabar, ponios ir ponai, prašau dėmesio. Tikra gamtos klaida. Žmogus, jį galima taip pavadinti, kuriam pats Dievas atsuko nugarą. Pristatau jums. Žmogus be galūnių. Tai bent. Koks siaubas. Baisu. Dinkite, vaikai. Move along, kids. Tu tiesiog nuostabus. Ei, atsargiau. Ką tu sau leidi? Viskas gerai. Nieko tokio. Čia aš kaltas. Galbūt aš per arti priėjau, ar ne, drauguži? Malonaus vakaro. Tik pabandyk ką nors panašaus iškrėsti, tu išgama. Labai miela, Vili. Panašu, kad tu sugalvoji patekti į patį fantastiškiausią šou, ar ne? Apie ką tu čia? Tu ką, nesupratai? Tai buvo Mendesas. Tu spjovi veidą žymiam šaumenui, Drugelio cirko šeimininkui. Drugeliai, drugeliai.
Pribaigė mane vėlai. Išalko einu, nusipirksiu cukraus vatos. Žmogus, jei galima taip jį pavadinti, kuriam net pats Dievas atsuko nugarą, žmogus be galūnių. Nuostabu. Labas rytas, bose. Labas rytas. Nuostabus rytas. Tiesa. Taip, puiku. Gal pašoksi su manim? Dėkoju. Popi. Gal atneštų mano lagaminą? Jis toks sunkus. O tu juk toks stiprus. Numirėlis kėbulė. Ką? Na. Pažiūrėkit. Nuostabu. Ateik prie ugnies, tau reikia sušilti, mažylį. Aš Semis. Koks tavo vardas? Aš Vilas. O kur tavo kojos ir rankos? Semi, ką, mama? Jis dabar irgi priklausys mūsų cirkui? Ko gero taip. Nemanau, kad mūsų cirko programoje nėra išsigimėlių šou. Ką turi galvoje? Jų būna visose cirkuose. Žmonės mėgsta ateiti ir žiūrėti į mus. Ar žinai, kodėl jie ateina, Vilai? Na, ar pas jūs iš tiesų jų nėra, ne? Nieko nėra gražaus fizinių trūkumų demonstravime. Pažvelk, Vilai. Mes čia visi laimingi. Ir tu gali likti čia, jeigu nori. Aš darau visiškai kitokį šou. Ir dabar žmogaus lankstumo galimybių demonstravimas. Su malonumu pristatau jums Ana, oro karalienė. Prieš jūs pats stipriausias žmogus žemėje. Skraidantis trapecijos meistras, seniausias oro artistas Popis. Žiūrėkite į mus turgaus aikštėje, tik 2 dienas. Ateikite, cirkas Drugelis jau mieste, tik 2 dienas. Labadiena, mano sūnus norėjo pasveikinti patį stipriausią žmogų. Gerai, gali prieiti ir įsitikinti mano raumenų jėga. Oho. Pone, jūs taip pat dalyvaujate šiame šou? Na, ne visai. Na, mums jau laikas. Ačiū jums. Oho, tėti, matei? Kada nors aš irgi tapsiu pačiu stipriausiu žmogumi pasaulyje. Tokio kaip ir jis, reikia tik panorėti. Taip, sūneli, jei panorėsi, galėsi tapti kuo nori.
Ponios ir ponai, berniukai ir mergaitės, mums kaip ir jums, ir šiam pasauliui reikalingas mažas stebuklas. Mama, pažiūrėk, bilietai. Nuostabu, ar ne? Jų judesiai, pilni energijos, visi tokie spindintys ir gracingi, jie kerintys. Na, o tu? Prakeiktas nuo gimimo. Žmogus, jeigu jį galima taip vadinti, kuriam netgi Dievas atsuko nugarą. Liaukis, kodėl taip man sakai? Todėl, kad tu pats tuo patikėjai. Tačiau jeigu tu sugebėsi pasižiūrėti ir pamatyti tikrą grožį, pakylantį iš pelenų, palauk, Džordžai. Aš to trenksiu į snukį, prisiekiu trenksiu. Popis žymiausias pasaulio trapecijos artistas. Dabar tai tavo problema. Tai kad tu nebereikalinga. Neždinkis iš čia. Eik iš čia, lėlytė. Čia tau kelioniai. Bet jie visai nepanašūs į mane. Taip. Tačiau tai reiškia, kad tu turi pranašumą. Juk kuo sunkesnė kova, tuo šlovingesnė pergalė. Negaliu rasti savo vikšro. Kur jis? Jis virto kokoną, matai? Nebijok. Kai jis išlys iš kokono, tu jo net nepažinsi. Ei, Džordžai, Popi, padėkit pereiti upę. Ar kas nors padės man? Ei, Džordžai, padėkit man. Ei, kur tu eini? Kas tau darosi? Tu paliksi mane čia vieną? Manau, tu ir pats susitvarkysi. Ką? Tu galvoji, kad aš magas, kuris moka skraidyti, ką? Ei, Džordžai, Popi, kaip vanduo? Pats tas maudytis. Žiūrėkit, ei.
Ei, Vilai, tu eini? Ei, Vilas įkrito į vandenį. Vilai. 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 Ei. Ne. Ne. Palaukit. Aš plaukiu. Aš galiu plaukti. Tu plaukioji kaip alaus statinė. Jūs nepatikėsite savo akimis, kai pamatysite žmogų su tokia drąsia siela. Jis įlips į 15 metrų aukštį, šoks į vandenį ir liks gyvas. Papi. Gal pasiklausom, apie ką ten kalba? Ačiū. Oho, ponia, kaip jūs tai padarėte? Nejaugi jūs nebijojote, juk buvo taip aukštai. Tu irgi galėsi taip. Ar neužsigavote krisdamas į vandenį? Jis pakilo, Semi.